Po įspūdingo spektaklio Tadas Blinda mes ir vėl Lizdeikos gimnazijoje, bet jau prisiminsime paskaitų dieną, kuri įdomi buvo tiems pedagogams, kurie gyvena ne praeitimi, bet ateitimi. Šiandien yra paskaitų ciklas. Kodėl tokių paskaitų ir kodėl paskaitų ir kas jų klauso? Šiaip iš prigimties esu žmogus, kuris ieško visada priežasčių, o ne stengiasi kovoti tik su pasekmėm. Ir 25 metai dirbdama mokykloje matau, kad reikia grįžti prie ištakų, reikia grįžti prie tų priežasčių. Ir mokytojos sveikata, manyčiau, kad ją puoselėjant, galvojant apie ją, tobulinant ją, mokant mokytojus ją rūpintis, mes galų gale uždarysim ratą tą sveiko vaiko ugdymui, tam pozityviam sveiko vaiko ugdymui ir galų gale galėsim kalbėti apie didelius pasiekimus mokant mokinį. Tai manau, kad mokytojai išmokę su savim susitvarkyti, savo stresai susitvarkyti, savo sveikatą rūpintis, tada galės jie bet kokią atveju žinias integruoti bet kokioje pamokoje, fizikos, matematikos, mes vadybininkai galėsim vadybui. Kitu atveju, kuriant puikų kolektyvą, sveiką kolektyvą, mes turėsim sveiką mokyklą. Ir manau, kad čia atvykę mokytojai iš visų rajono mokyklų parvežta žinias ir į rajoną ir galėsim tikrai kurti puikių sveikatos mokyklų tinklą. Paskaitos tema yra pedagogų psichologinė gerovė, siekiamybė ar realybė. Tai tiesiog ir norėjosi padiskutuoti tą tematiką, kiek mes jaučiamės gerai psichologijoje, savo psichologijos sampratoje, jausenoje, savijautoje galų gale. Ar galima taip sakyti, kad šiandien mokytojai yra pasiruošę keisti savo, ar turi tiek kūrybinių galių ir vidinės drąsos, kad keisti save, kad būtų įdomesni mokiniams ir tai padėtų perteikti dalyką? Manyčiau, kad visi turi žmonės tų galių, tiek mokytojai, tiek kitų specialybių atstovai. Tik tiek, kad galbūt ne visi yra įpratę apie tai galvoti ir sąmoningai to siekti. Gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje yra didelė šventė dėl to, kad palydime į specialiosios olimpiados vykstančios Pietų Korėjoje dalyvius. Ir noriu pasidžiaugti, kad mūsų gimnazijos specialiajam skyriuje atstovauja du mokiniai, Raimondas ir Algirdas, kuriuos paruošė mokytojas Arūnas Bagdonas.
ir atstovaus Lietuvą. Tai yra labai didelė garbė gimnazijai ir norėčiau paminėti, kad mes pasižymėme specialiajame ugdymo skyriuje sportinėje veikloje ne tik tai sniegbridžiuose, bet ir kitose sporto šakose. Ypatingai sėkmingai sudalyvavome rugsėjo mėnesį vykusiame Europos lengvosios atletikos čempionate, kur užėmė Raimondas 2 trečias ir 1 antrą vietą. Taip pat vasarą vykusiose Tafisos varžybose, ypatingai jojimo srityje, taip pat pelnėme 5 taures ir noriu pažymėti, kad tai yra labai svarbu, ypatingai specialiajam ugdymo skyriuje, kad tiems mokiniams tos veiklos yra vystomos gimnazijoje, kad labai nuoširdžiai dirba žmonės su vaikais, nes jiems to labai reikia, siekiant juos atitraukti nuo žalingų įpročių ir kad jie iš tikrųjų galėtų gyventi jau čia specialiajam ugdymo skyriuje pilnavertį gyvenimą. Specialiosios olimpiados žiemos žaidynės vyksta kas 4 metai, kaip ir paprastos olimpinės žaidynės. Todėl mes jau nuo 9 metų dalyvaujam pasauliniam forume, pasaulio žiemos olimpinėse žaidynėse. 9 metais dalyvavom Jungtinėse Amerikos valstijose, o dabar dalyvavom Šeduos delegaciją sudarė viena mergaitė Jolita Tauginaitė. O šiandien jau išskridam su 2 atletais, Algirdu Grakausku ir Raimondu Vaicekausku, kurie atstovaus mūsų šalį Korėjoje pasaulio žiemos žaidynėse.